Jei Vidmantas maistui išleidžia 300 eurų, o Loreta 1500 eurų, ar tai reiškia, kad Loreta suvalgo 5 kartus daugiau? Vidmantas būtinosiams išlaidoms per mėnesį paskiria ir išleidžia apie 500 eurų, o Loreta apie 5000. Vidmantas maistui paskiria apie 300 eurų, o Loreta apie 1500 eurų. Kodėl jų išlaidos tokios skirtingos? Vidmantas dirba samdomą darbą autoservise. Jo mėnesio atlyginimas yra 1200 eurų. Skirdamas maistui 300 eurų, Vidmantas per dieną tam gali išleisti nedaugiau kaip 10 eurų. Jis maisto produktus perka parduotuvėje ir maistą gaminasi namuose. Jeigu jis kasdien valgytų restorane, per dieną maistas jam kainuotų apie 50 eurų. O tai stipriai viršytų jo galimybės. Apsilankimas restorane Vidmantui yra nebūtinosios išlaidos, bet gana nemaža pramoga. Visai kitaip yra su Loreta. Loretos mėnesio pajamos siekia 10 000 eurų. Ji valdo 3 privačias klinikas didmiestyje, turi itin daug darbo ir maisto gaminimui neturi laiko. Ji tiesiog valgo viešojo maitinimo įstaigose ir per dieną tam išleidžia po 50 eurų. Per mėnesį tai sudaro apie 1500 eurų. Loretai tai telpa į būtinųjų išlaidų planą, todėl valgymas ne namuose Loretai yra būtinosios išlaidos. Ši istorija parodo, kad tai, ką priskiriame ir išleidžiame būtinosioms išlaidoms, turi atitikti gaunamas pajamas.